Išaušęs rytas pažadina prie išėjimo užmigusį Darijų. Susivokęs, kad belaukdamas Kasandros užmigo ant grindų, kvailai šypteli. Keista, kodėl grįžusi Kasandra jo nepažadino, o tada jam toptelėjo, kad gal ji vis dar negrįžo. Pašaukęs ją vardu ir nesulaukęs atsakymo, sunerimsta. Negi ji iš tikrųjų vis dar negrįžo, bet to negali būti, juk jau praėjo šitiek laiko. Norėdamas įsitikinti, puola tikrinti kambarius. Jis bėgioja iš vieno kambario į kitą, visur jo žvalgydamasis. Bet kuo daugiau kambarių patikrinęs ir jos neradęs, tuo vis labiau įsitikina, kad Kasandros nėra namie ir tuo labiau panikuoja. Ir kai patikrinęs paskutinį kambarį jos taip ir nerado, galutinai įsitikina, kad ji vis dar negrįžo. Ir tai reiškia, kad jai kažkas atsitiko. Tada jis grįžta prie išėjimo ir tikėdamasis pamatyti ją parskrendančią, dar kartą pažvelgia į tolį. Tačiau jis tepamato tik mėlyną dangų. Darijus nejaukai sunerimsta ir vaikščiodamas pirmyn ir atgal nervingai kalbasi pats su savimi. Ji niekada tiek neužtrukdavo. Jei ji vis dar negrįžo, tikriausiai jai kažkas atsitiko. Bet kas jai galėjo atsitikti, juk ji tokia galinga. Gal ji tik šiaip užtruko ir neužilgo grįž? Ne, ji niekada nebūtų taip pasielgusi. Ji nebūtų tiek užsilaikiusi, jei nebūtų apie tai iš anksto įspėjusi. Jei atsitiko kažkas rimto ir tučtuojau reikia keliauti jos ieškoti. Bet kur jos ieškoti? Nuo kur pradėti? Juk pasaulis toks didelis ir drakonas savo plačių sparnų mostais galėjo ją nuskraidinti labai toli. Ne, aklas ieškojimas nieko neduos, reikia kažko veiksmingesnio. Visa laimė, kad Kasandros namuose pilna naudingų padėti galinčių knygų. Bėda tame, kad Darijus buvo susipažinęs su labai mažyte Kasandros bibliotekos dalimi ir jam sunkiai sekėsi rasti reikiamą knygą. Skubiai tikrindamas vieną knygų spintą po kitos ir vis nerasdamas reikiamos knygos, jis ima niršti. Rausdamasis tarp knygų, Darijus suirzęs kalbėjo. Ne tai, man šito nereikia. Manęs nedomina, kaip reikia išsivirti muilą. Taip pat nedomina augalų tręšimas, nedomina ir vaistažolio aprašas. Nervindamasis ir mėtydamas po ranka pakliuvusias nedominančias knygas kalbėjo jis. Man negalima gaišti, man reikia kuo greičiau išsiaiškinti, kas atsitiko Kasandrai. Praradęs bele kokią kantrybę, lyg laukinis žvėris, jis negrabiai rausėsi knygų lentynose, grubiai drabstydamas jas ant grindų. Tada jo dėmesį patraukė viena knyga, kurios viršelyje buvo pavaizduota tikroviška akis. Jis trumpam stabtelėjęs įsispokso į tą akį, o tada toji akis pažvelgė į jį. Netikėtai pajudėjusi akis jį taip išgąsdino, kad jis net krūptelėdamas paleidžia knygą iš rankų. Tada jam topteli, kad tokioje ypatingoje knygoje tikrai turėtų būti jam reikalinga informacija. Užsidegusi viltimi griebė jį sudominusi neeilinę knygą ir ją atvertęs pradeda nuosekliai versdamos puslapius skaityti pastraipų pavadinimus. Deja ir šita knyga jam niekaip negalėjo padėti. Joje tebuvo tik kažkokie blogą linkintys užkeikimai. Tačiau jis nepraranda vilties ir ieško toliau. Tada jis randa knygą, kurios niekaip negalėjo atversti. Apžiūrėjęs knygą prisimena, kaip anksčiau Kasandra rodydama panašią knygą jam pasakojo, kad kai kurios rimtos magiškos knygos būna užantspauduotos magiškų užraktų. Tai tokia savotiška apsauga nuo menkai magiją išmanančių žmonių, nes toks neišmanėlis su galinga burtų knyga rankose gali nenorom ne tik kitiems pakenkti, bet ir pats susižeisti. Tokios knygos skirtos tik gerai magijai valdžiusiems žmonėms. Dar jis prisimena, kaip Kasandra pasakojo, kad tokių knygų viršeliuose dažniausiai būna užšifruota informacija, kaip ją atversti be magijos pagalbos. Jei tokios knygos viršelyje pavaizduotas vandens lašas, tai gali reikšti, kad norint ją atversti,
tereikia tik pašlakstyti vandeniu. O jei pavaizduotas mėnulis, tai reiškia, kad ją galima atversti tik mėnulio šviesoje. Ilgai žiūrėdamas į knygos viršelyje pavaizduotą oranžinį diską, Darijus išmąstė, kad čia tikriausiai yra pavaizduota Saulė. Negi viskas taip paprasta. Norint atversti šią knygą, tereikia, kad ją nušviestų Saulės spinduliai. Tada jis pastebi, kad dar labai anksti ir Saulė dar nėra atsisukusi ir jos spinduliai dar nekrinta ant urvo grindų. Iš nušvitusio kalno šlaito buvo galima nuspėti, kad Saulė tuoj atsisuks. Tereikia tik šiek tiek palaukti. Bet Darijus negali tuščiai gaišti. Jis nedelsdamas turi kažką daryti dabar. Tada jis atsistoja ties pačiu urvo kraštu ir kiek galėdamas ištiesia knygą laukan, taip bandydamas pasiekti Saulės spindulius. Bet nuo kalno krintantis šešėlis per daug didelis. Ir Darijus niekaip negali pasiekti Saulės spindulių. Jis nenusiteikęs laukti, kol atsisuks Saulė. Jo mylimoji tikriausiai pateko į bėdą ir jai gali reikėti jo pagalbos. Todėl jam reikia skubėti. Tada jis pasiima knygą ir pradeda kopti į kalno viršūnę. Tai nėra per daug sudėtinga. Nuo urvo iki viršukalnės visai netoli. O kai jis įkopė į pačią kalno viršukalnę, kai išsitraukė knygą ir buvo ją beatsiverčiąs, tą pačią akimirką Saulę uždengė didžiulis lietaus pritvinkęs debesis. Pažvelgęs į debesį ir pamatęs, kaip greitai jis plaukia šalin, supranta, kad nėra ko nerimauti, nes po poros akimirkų jis nuslinks ir Saulės vėl niekas nebeužstos. Belaukdamas, jis vėl pradeda žvalgytis į tolį, tikėdamasis, kad būdamas truputėlį aukščiau, daugiau galės pamatyti. Deja, kiek jis besižvalgė, tematė tik tą patį tuščią horizontą. Nepamatęs jo sugrįžtančios, Darijus nusivylęs nuleidžia galvą žemyn, o tada jis pamato kalno papėdėje gulinčią drakono gaišeną. Dabar jis galutinai įsitikina, kad Kasandrai kažkas atsitiko. Tada iš po debesies išlindusiuose Saulės spinduliuose atverčia knygą ir kuo greičiau sugrįžta atgal į urvą. Ir greitai versdamas puslapius, jis pradeda ieškoti kaip nors jam padėti galinčio užkeikimo. Galiausiai jis randa tinkamą užkeikimą. Perskaitęs tą burtažodį, jis kažkokiu stebuklinguoju būdu turėtų pamatyti tą vietą, kurią labiausiai norėtų pamatyti. Be abejonės, jis labiausiai nori pamatyti tą vietą, kur šiuo metu randasi Kasandra. Jis perskaito tą burtažodį ir visiškai nieko neatsitinka. Tada jis prisimena, kaip jam besimokinant magijos Kasandra sakydavo, kad burtažodį reikia tarti garsiai ir aiškiai, nes kitaip nieko neišeis. Darijus atsikrenkščia ir garsiai atsikosėjęs dar sykį ištarė tą burtažodį, bet dėl per didelio jaudulio jo balsas virpa ir jo tariami žodžiai skamba nepakankamai užtikrintai ir todėl jam vėl nepasiseka teisingai ištarti burtažodį. Jis giliai įkvepia ir iškvėpdamas pabando atsipalaiduoti ir vėl taria tą patį sunkiai ištariamą burtažodį. Eilinį kartą nepasisekus, jis supykęs kumščiais tranko stalą ir jau nori mesti šį nelemtą užsiėmimą. Tada prisiminęs, dėl ko tai daro, priverčia save nusiraminti ir susiėmęs bando vėl. Jis bando vėl ir vėl ir vėl, ir tai begalybę kartų, ir jam vis nieko neišeina. Tikriausiai jis per daug nerimauja dėl savo mylimosios. Tada jis atsimena, kad kažkur matė knygą, kurioje aprašyti atsipalaidavimo būdai. Dabar jis puola ieškoti tos knygos, bet pamatęs išverstus knygų kalnus, kuriuos paliko besirausdamas, nusprendžia nebegaišti beieškant dar vienos knygos. Darijus be paliovos kartoja ir kartoja tą patį nežinomą kalbą parašytą burtažodį. Ir kai jis visiškai pavargo ir nieko nebesitikėdamas, tuščiai kartoja tuos pačius žodžius, jo paties nuostabai jam pasiseka ištarti taip, kaip reikia. Ir priešais jį atsiveria stebuklingas langas, pro kurį jis išvysta savo mylimąją. Darijus
kuris buvo įpratęs savo mylimąją matyti galingą ir neįveikiamą, pamato ją nusilpusią ir bejėgę, surištą ir apnuogintą. Supykęs pro sukąstus dantis kraugerišku balsu iškošė, kaip jie drįso. Už tai jie skaudžiai sumokės. Nesvarbu, koks galingas priešas jo laukia, nesvarbu, kiek jų yra. Darijus pasiruošęs juos visus sunaikinti. Tačiau jis temato tik ją vieną, aplink ją nieko daugiau nebuvo. Jam tereikia tik ten nukeliauti ir ją išlaisvinti. Tačiau nors jis ir žino, kaip atrodo ta vieta, kur yra jo mylimoji, jis vis dar nežino, kur ta vieta randasi. Jis magiškajame lange, įdėmiai apžiūrinėdamas Kasandrą supančius kalnus, kalba: Nagi, kur tu randiesi? Kaip man tave rasti? Man tereikia tik vienintelės smulkmenos, tik vienintelės išskirtinės detalės, kažko tokio, kas padėtų nustatyti tavo buvimo vietą. Ir kodėl visi kalnai tokie panašūs? Tada jo dėmesį atkreipė vienas tolumoje stūksantis savotiškai kreivas kalnas. Taip, aš jį atsimenu. Skrisdamas su Kasandra aš tikrai jį mačiau. Be abejonės tai tas pats kalnas. Ir aš gerai žinau, kur jisai randasi. Dabar, kai sužinojo, kur jį randasi, tereikia tik ten nukeliauti ir ją išgelbėti. Pripuolęs prie didžiulio ąžuolinio stalo, jį nužvelgęs pasako: taip, tai kaip tik tai, ko man reikia. Jis pakankamai didelis ir turėtų mane išlaikyti. Tada stveria stalą ir skubiai kilsteli. Stalui pasvirus, visi ant jo buvę daiktai triukšmingai nuslysta ant grindų. Nekreipdamas į tai dėmesio, jis pradeda skubiai stumti stalą link išėjimo. Stalas sunkus ir lengvai nesiduoda. Tačiau Darijus nepasiduoda ir stipriai įsispyręs intensyviai juda pirmyn. Ir kai jau buvo visai nebetoli, kelią jam pastoja prie išėjimų ištiestas kilimas. Per kilimą stalas nenori čiuožti, tačiau Darijaus tai nesustabdo. Jis stipriai įsirėžęs kilsteli sunkų stalą ir versdamas jį nuo šono ant šono, šiaip netaip išstumia jį laukan. Jis jau norėjo leisti žemyn, bet tada prisimena, kad jo laukia ilgas, pavojų pilnas kelias ir apsilanko Kasandros ginklų kolekcijos kambaryje. Čia jis greitai rado viską, ko jam reikėjo. Greitai užsivilkęs lengvus šarvus ir apsiginklavęs vidutinio sunkumo kardu, virve nusileidžia žemyn ir užgulęs stalą lyg plaustą, rankomis nusiėrė link kranto. Visa laimė, kad jūra buvo rami ir todėl bangos jo nenuplovė nuo stalo. Sėkmingai pasiekęs krantą, jis iš visų jėgų puola gelbėti Kasandros. Negailėdamas savęs, jis bėga iš visų jėgų. Ir nors jo laukia ilgas kelias ir protingiau būtų pataupyti jėgas, jis nelėtindamas bėgimo greičio visų greičių lekia gelbėti savo mylimosios. O tuo metu 4 per dykynę einantys keliauninkai, nuėję ilgą kelią, jau gerai mato Drakonų kalną. Ir nors iki kalno jau visai nebetoli, jiems dar reikės į jį įkopti ir nukauti drakoną. O Darijus vis bėga ir bėga. Ir kai jau rodėsi, kad dėl nuovargio jam tuoj plyš širdis, jis stabtelėdavo ir priklaupęs, greitai atsikvėpuodamas atgaudavo jėgas ir vėl pakilęs bėgdavo toliau. 4 keliauninkai, pagaliau pasiekę Drakonų kalną, eina palei jo šlaitą, ieškodami vietos, kur būtų galima pradėti kilti aukštyn. Tuo metu Saksija stovi priešais nusilpusią Kasandrą. Įdėmiai ją nužvelgusi pasako: matau, jėgos visai tave apleido. Jau visai nebeilgai liko tau kentėti. Greitai tavo magiškoji galia atiteks man ir aš tapsiu neapsakomai galinga. Aš tapsiu galingesnė už daugybę senųjų raganų ir lengvai galėsiu jas nukauti. Kai įsisavinsiu tavasias galias, man nebereikės daugiau vargti su akmenų ratu. Su tavosiomis galiomis man nebus lygių. Kaip manai, kurią kitą raganą reikės nudobti, kad pasigrobti jos galias? Gal tai bus Ansandžela, o gal Izolifa, o gal net pasiseks įveikti Jausufą? O tuo metu
Be atokvėpio bėgantis Darijus vis artėja link Kasandros. 4 keliauninkai, eidami pagal kalno papėdę, prieina aukštyn į kalną vedančius oloje ištašytus laiptus. Nemaniau, kad kopimas bus toks paprastas, nudžiugęs surinka Sajus. Įdomu, kiek čia laiptelių. Šito mes nesužinosime, nes šitais laiptais nelipsime, atsako jam Utrubas. Knygoje parašyta, kad šitie laiptai veda į niekur. Na, tiksliau pasakius, veda į aukštai kalnuose stovinčią šventyklą. Tai toks savotiškai klaidinantis kelias, siekiantis suklaidinti kalno viršūnę pasiekti norinčius nuotykių ieškotojus. O tikrasis į kalno viršūnę vedantis kelias yra kažkur kitur. Ir jis yra gerai paslėptas. Ir jie toliau patraukia palei kalno papėdę. Jie eina įdėmiai apžiūrinėdami kiekvieną kalno įtrūkimą, bet taip ir neranda nieko panašaus į slapto kelio pradžią. O kai jie ėjo pro už didžiulio akmens šešėlio besislepiantį siaurutį kalno įtrūkimą, nė nepamanė, kad tai galėtų būti kažkas daugiau nei paprastas plyšys. Ir kai jie buvo benueina, Utrubas stabteli ir atsigręžęs dar sykį apžiūri tą plyšį. Žiūrint iš šitos vietos, plyšys atrodo daug gilesnis, pasako jis. Tada pasitikrinęs užrašus knygoje, užtikrintai pasako, čia ir yra slaptojo tako pradžia. Prasispraudę pro siaurutį plyšelį, jie patenka į ilgą tunelį, kuris vedė gilyn į kalną. Tas tunelis juos atvedė į požeminį urvą su daugybė kitų iš jo vedančių tunelių. Be manęs niekur neikite, sukomandavo Utrubas. Vienas neteisingas posūkis ir mes čia amžiaus pasiklysime. Tada jis knygoje patikrinęs papaišytus brėžinius ir nuo įėjimo atsiskaičiavęs reikiamą praėjimą pasakė, eime šituo keliu. Eidami paskui Utrubą, jie pasiekė aukštyn vedančius laiptus, kuriais pradeda kilti aukštyn, o užlipę laiptais aukštyn randa praėjimą į atvirą vietą aukštai kalnuose. Nors jie jau buvo labai aukštai, iki viršūnės jų laukė dar labai ilgas kelias. Beeinant jiems kelią užtveria srauni kalnų upė. Žiūrėdamas į upės vandenį, susiraukęs Utrubas pasakė, knygoje pažymėta, kad šitoje vietoje turėtų stovėti tiltas. Upė nėra labai gili, būtų galima pamėginti ją perbristi, bet bijau, kad srovė per daug stipri. Tada Utrubas iškelia burtų lazdą ir ištaria burtažodį. Ir upė akimirksniu pasidengia ledu. Tačiau dėl po ledu esančios stiprios srovės ledas pradeda aižyti ir trūkinėti. Greičiau bėgam, kol dar ledas laikosi, surinko Utrubas ir užšokęs ant srovės ardomo ledo greitai pradeda bėgti į kitą pusę. Visi kiti paseka jam iš paskos. Tada ledas galutinai sulūžinėja ir jie pasiekia kitą krantą, šokinėdami per plaukiančias ledo lytis. Sėkmingai įveikę upę, jie atsiduria dar prie vienų aukštyn vedančių laiptų. Rizikuodami paslysti ir nukristi, jie stačiais apledėjusiais laiptais kilo vis aukštyn, kur viršuje jų laukė dar vienas gilyn į kalną vedantis urvas. Einant urvu gilyn į kalną, darėsi vis tamsiau ir tamsiau. Galiausiai tapo visiškai tamsu ir visai nebuvo galima nieko matyti. Tada Utrubas, pasakęs trumpą burtažodį, užbūrė savo lazdos akmenį taip, kad jis šviesdamas rodytų jiems kelią tamsoje. Tunelis juos atvedė į didžiulį požeminį urvą, kur jų kelias kilo į virš bedugnės įsiraizgiusi siaurų takelių labirintą. Tai štai ką reiškia tas paveikslėlis knygoje. Žiūrėdamas į įsišakojusius takus pasakė Utrubas. Ir toliau orientuodamasis pagal knygoje nupiešto labirinto planą, Utrubas visus vedė teisingų keliu. O kai Utrubas visus atvedė prie bedugnės krašto, visi pamanė, kad jis suklydo ir juos atvedė ne tuo keliu.
bet geriau apsižiūrėję pamato siaurą atbrailą vedančią kažkur į šoną. Utrūbas neryžtingai pasižiūri į siaurą atbrailą mąstydamas, ar verta rizikuoti einant šiuo pavojingu keliu. Tada Sajus, kuris eilinį kartą, norėdamas kažką įrodyti, pats pirmas drąsiai žengia ant siauros atbrailos ir nugarą prisispaudęs prie olos pradeda ją eiti, o visi kiti, įsidrąsinę, paseka paskui jį. Tuo metu Saksija, pakurščiusi ugnį ir į katilą įmetusi kelias ropo šaknis, nuskrenda link kito kalno viršūnės, kur jos laukia kitas katilas. O tuo metu, pagaliau pasiekęs savo kelionės tikslą, Darijus paslapčiomis stebi Saksijos veiksmus. Ir kai tolyn nuskridusi Saksija jo nemato, jis pradeda bėgti aukštyn į kalną. Bėgdamas aukštyn, Darijus vis stebi tai šen tai ten skraidančią raganą. Ir kai tik pamato, kad jį gali pamatyti, iš karto slepiasi kalno papėdėje želinčiuose krūmuose ir toliau ją stebi. O kai ji nuskrenda, Darijus išlindęs iš krūmų toliau visų greičių bėga aukštyn į kalną. Bet kuo aukščiau jis buvo įkopęs, tuo skurdesnė augmenija jį supo ir tuo sunkiau jam buvo pasislėpti. O netoli kalno viršūnės visai nebuvo augmenijos ir nuo praskrendančios raganos akių Darijui nebuvo kur slėptis. Laimei jam pasisekė rasti pakankamai gilų plyšį, kuriame galėjo sėkmingai pasislėpti. Bet toliau iki kalno viršūnės nebebuvo daugiau kur slėptis ir jis sulaukęs tinkamo momento nulėkė tiesiai į kalno viršūnę. Pasiekęs viršukalnę, iš karto puola kapoti Kasandrą kaustančias virves. Tačiau, kad ir kiek kartų kirto, jis niekaip negalėjo nukirsti nė vienos virvės. Tada Kasandra, pajutusi, kad kažkas bando ją išlaisvinti, atsimerkia ir pamato jos vaduoti atskubėjusi Darijų. Vos besugebėdama prakalbėti, ji šiaip netaip pralemena. Reikia suardyti ratą. Tačiau intensyviai kapodamas neįveikiamas virves Darijus jos neišgirsta. Reikia nustumti akmenį, garsiau ištarė Kasandra. Tada Darijus, nesuprasdamas klausiamai, pasižiūri į ją. Šios magiškos virvės neįveikiamos, pasakė ji. Norėdamas mane išlaisvinti, turi nustumti akmenį ir suardyti ratą. Tada supratęs, ką reikia daryti, jis puola prie vieno iš juos supančių akmenų ir pradeda jį stumti. Tačiau akmuo buvo per daug sunkus ir jis niekaip negalėjo jo išjudinti. Tuo metu katilą maišanti Saksija pamato Kasandrą bandantį išlaisvinti Darijų ir iš karto visų greičių pradeda lėkti tiesiai į jį. Kad ir kaip jis besistengė, jam niekaip neišėjo pajudinti akmens. Tada jis išgirsta iš tolumos beartėjantį, piktai žviegiantį kriokimą ir atsigręžęs pamato tiesiai į jį atlekiančią žaliaplaukę raganą. Visų greičių belėkdama į Darijų ir besiruošdama jį sudraskyti, Saksija įsiaugina ilgus nagus ir įsiviepdama iššiepia nasrus, o ji pati dvigubai padidėja. Niekaip negalėdamas pajudinti akmens, jis puola prie kito, tikėdamasis, kad tas bus lengvesnis, tačiau jie visi vienodai sunkus. O Saksija jau visai nebetoli. Tada jis, nugarai įsirėmęs į akmenį ir stipriai įsispyręs kojomis, iš visų jėgų stumteli. Ir nors jam nugaroje kažkas trakštelėjo, o kūną nudelgė aštrus skausmas, jam pasiseka nustumti akmenį, kuris dusliai tuntendamas nusiridena kalno šlaitu žemyn. Ir tą pačią akimirką Kasandrai sugrįžta jos jėgos. Ji akimirksniu sunaikindama ją kausčiusias virves išsilaisvina ir sudegina į Darijų nagus besusmeigiančią Saksiją. Ir į mirties belaukiantį Darijų trenkėsi tik iš Saksijos belikę pelenai. Vis dar nelabai suvokdamas, kas ką tik čia įvyko, Darijus sėdėjo ir pasimetusiu žvilgsniu žvalgėsi aplinkui. Tada jis pamato bejėgiškai klūpančią Kasandrą.
Nieko nelaukęs, puola prie mylimosios ir stipriai ją apkabina. Tada pajunta, kad ji labai silpna ir vos begali išsilaikyti. Pastebėjęs, kad jai šalta, nusisiaučia apsiaustą ir ją apkloja. Tada prisėda šalia ir ją apkabina. Tu mane išgelbėjai, silpnu balsu pasako Kasandra. Tu mane suradai ir išgelbėjai. Vis dar negalėdama patikėti, kad viskas baigta, pasikartoja ji. Tu įveikiai tokį ilgą kelią ir mane išgelbėjai. Tada Darijus paklausia, kas atsitiko, ko jai iš tavęs reikėjo. Tada Kasandra piktu balsu pasako, ta klastingoji šlykštynė, nesugebėdama manęs nugalėti lygioje kovoje, paspendė man klastingus spąstus. Tačiau jos gudrus planas jai neišdegė, nes atėjo mano mylimasis ir mane išgelbėjo, ir iš jos beliko tik krūva pelenų. Tada Darijus rūpestingai paklausė, ar ji tavęs nesužeidė? Ne, man viskas gerai. Akmenų rato magija mane stipriai nualino, bet šiaip man viskas gerai, o prarastos jėgos per kelias dienas visiškai atsistatys. Ir aš būsiu tokia pat stipri, kaip ir anksčiau. Utrubas susimąstęs žiūri į knygą ir pagal joje parašytą tekstą bando nustatyti teisingą kelio kryptį. Galiausiai įsitikinęs pakelia nosį nuo knygos ir rodydamas pirštu užtikrintai pasako, mums reikia eiti šiuo keliu. Tiltu perėję tarpeklį, jie toliau tęsia kelionę. Tuo metu Darijus su Kasandra glėbyje, nusileidęs nuo kalno, patraukia namo. Tai prarasdama sąmonę, tai vėl atsigaudama, Kasandra Darijui sako, tau turbūt sunku mane nešti. Gal vis dėlto reikėjo palaukti, kol man sugrįš jėgos? Ir tada magijos pagalba mes akimirksniu grįžtume namo. Man visai nesunku, atsako Darijus. Tu tiek prisikentėjai, todėl aš noriu kuo greičiau tave paguldyti į jaukią lovą. Tuo metu miške malkas ruošiančių vyrų dėmesį atkreipė pro šalį einantis jaunuolis su glėbyje nešama pusnuoge moterimi. Jie, viepsodami į vos pridengtą Kasandros kūną, pašaipiai vaipėsi ir nepagarbiai kikeno. Darijui nepatiko, kad kažkokie kaimiečiai išsiviepę savo bedantėmis burnomis, spoksojo į jo moterį. Nekreipdamas į juos dėmesio, Darijus pataiso apsiaustą, daugiau pridengdamas Kasandros krūtinę, tuo pačiu netyčiom apnuogindamas jos nugarą. Kaip tik tada vienas iš medkirčių pamato dalį Kasandros tatuiruotės. Jaunuoliui su mergina rankose nuėjus, medkirčiai susibūrė, kad apkalbėtų matytą vaizdelį. Tada vienas iš jų pasako, žinot ką, vyručiai, man atrodo, kad ta bejėgė gražuolė buvo ne kas kitas, kaip pati ragana Kasandra. Ką čia nusišneki, raganos galingos ir jos žeme nevaikšto. Aš jums atsakau, tai tikrai buvo ji. Aš gerai mačiau jos nugaros paveikslėlį. Pamenat, kaip Klišiaus senolis pasakojo, kad kadaise ją matė iš arti. Pamenat, kaip jis ją apibūdino. Jis sakė, kad jai per visą nugarą buvo išpieštas drakonas. Prisiekiu visais dievais ir visomis šventosiomis dvasiomis, kad kai jos nugarą dengiantis škuduras nuslydo, aš pamačiau nupieštą drakono sparną. Nežinau, kas jai atsitiko. Ir man tai nerūpi. Bet dabar, kai ji tokia silpna, mes lengvai galime ją užkapoti. Tai reikia tik nukauti jos gynėją. Manau, kad 3 stipriems vyrams nebus sunku nugalėti vieną karį. Bet kam to reikia? Kasandra niekada niekam nėra nieko blogo padariusi. Tai visai nesvarbu. Ji yra ragana ir to visiškai užtenka, kad ją nudėtume. Pamenat, kaip viena sublūdusi ragana surijo Akmentašių kaimo vaikus? Taip pat visi girdėjome, kaip be pėdsakų su visa avių banda pradingo Vilnos Karšėjų kaimo piemenys. Kaip manote, kieno tai, jei ne raganos darbas? Aš jau tyliu,
apie pelenais virtusį Jazmino kaimą. Seniai visiems aišku, kad raganos mūsų priešai. Ir dabar, kai viena iš jų tokia silpna, mes neturime moralinės teisės palikti ją gyvą. O kai ją nukirsime ir kai gandas apie mūsų žygdarbį pasklis po apylinkę, mes tapsime dainuose išaukštintais didvyriais, kurie šiuos kraštus išlaisvino nuo raganų teroro. Tuo metu per mišką einantis Darijus išgirsta iš paskos ateinančių vyrų balsus. Tau nesantaikos nejaučiame, šūktelėjo vienas iš skubių žingsnių beatsivejančių vyrų. Palik mums raganą ir galėsi keliauti sau sveikas. Jei nori, gali priešintis, sušunka kitas iš jų. Tačiau žinok, kad mes nusiteikę ryžtingai ir bet kokiu atveju ragana šito miško nepaliks. Tada Kasandra Darijui pasako, man jau sugrįžo truputėlis jėgų, atsuk mane į juos ir aš su jais lengvai susitvarkysiu. Tačiau Darijus pasakęs, kad jai reikia taupyti jėgas, švelniai paguldęs Kasandrą ant minkštų samanų, nepastebimai išsitraukė durklą. Ir kai susmirdę kaimiečiai pagalvojo, kad jis palikęs raganą bailiai nueis šalin, tada jis staigiai atsisuka ir jų pusėn sviedžia durklą. Dideliai Darijaus nuostabai, nesitaikant sviestas durklas, taikliai nulėkė tiesiai ten, kur reikia. Ir nors karingai nusiteikęs kaimietis delnai suspėja sugauti jam į veidą lekiantį durklą, jos smaigalys vis tiek išduria jam akį. Ir iš 3 priešininkų lieka tik 2. Į jaučio šikną panašus medkirčio snukis apsipila krauju, o jis pats pradeda staugti lyg kastruojamas gyvulys. Kol akį prisidengęs kaimietis keikdamasis dejavo, kiti 2 jo draugai pradeda grėsmingai artintis link Darijaus, o Darijus nieko nelaukdamas drąsiai puola link jų. Užtikrintų kardo duriu perveria vieno iš jų krūtinę. Tada staigiai ištraukęs kardą, atsigręždamas kerta už jo užėjusiam kitam priešininkui. O kraują nuo veido nusišluostęs medkirtys savo likusią akimi pamato, kad jo draugai guli nebegyvi, o juos nukovęs karys stovi žiūrėdamas tiesiai į jį. Supratęs, kad laikas atsitraukti, medkirtys puola bėgti. Dar nespėjęs apsiprasti, su prarastu vienos pusės regėjimu, jis bėga per mišką kliūdamas už visų pasitaikiusių šakų. O kai drąsą kažkur išbarstęs medkirtys, bėgdamas per mišką pradėjo pastebėti šakas, tai jam po kojų pasimaišo žolėje pasislėpęs kelmas, už kurio užkliuvęs jis lekia lyg iš katapultos iššautas akmuo ir krenta į šungrybių lauką, per kurį padoriai prasičiuožia. Tada jis greitai keliasi ir išsigandęs žvalgosi, ruošdamasis priimti mirtiną kardo kirtį. Tada supranta, kad jis be reikalo tiek bėgo, nes jo niekas net nesivijo. Tuo metu Darijus su mylimąja rankose toliau tęsia kelionę. Kasandra rūpestingai paklausė, kaip tu jautiesi? Tu juk ką tik nužudei 2 žmones. Kad tave apginti, galėčiau nužudyti 1000. Ryžtingai atsako Darijus. Tada Kasandra prisimena, kaip Saksija jai sakė, kad tai ji pasistengė, kad Darijus ją įsimylėtų. Ir suvokusi, kad visa Darijaus meilė jai yra netikra, kad jis ją myli, nes yra užkerėtas, labai nusimena. Jis supranta, kad jei jį myli, tai privalo jam pasakyti tiesą, bet jo begalinė meilė tokia patraukli, o tiesa gali tik viską sugadinti. Tuo metu, orientuodamasis pagal knygoje pavaizduotus ženklus, Utrubas veda komandą per kalnus. Jie vis eina ir rodėsi jų kelias niekada nesibaigs. Tada Utrubas, pastebėjęs, kaip jo bendražygiai su susidomėjimu apžiūrinėja kiekvieną teisingą kelio kryptį rodančią statulą, pradeda pasakoti. Seniai egzistavo toks teisingųjų ordinas. Ir kai vieną dieną raganos išnaikino visus drakonus, teisingųjų ordinas, kuris vadovavosi tuom, kad kiekviena gyvybė yra šventa,
apsilankė visų išžudytųjų drakonų urvuose ir surinko visus neišsiritusius drakonų kiaušinius. Protingiausia būtų buvę sudaužyti visus drakonų kiaušinius, kol iš jų neišsirito nauji drakonai. Bet Teisingųjų ordino nariai, kurie antiek buvo ištikimi savo įsitikinimams, kad net mėsos nevalgė, pasiryžo bet kokią kainą išsaugoti neišsiperėjusius drakonus. Bejėgės gyvybės sunaikinimas prieštaravo visam jų mokymui, o aklas savo įsitikinimų laikymasis buvo jų tvirtybės šaltinis. Viena išimtis iš griežtai besilaikomų taisyklių galėjo būti jų ordino žlugimo pradžia. Norėdami apsaugoti žmones nuo po išsiritimo užaugusių drakonų antpuolių ir taip pat žmones puolančius drakonus nuo raganų karalienių dėmesio, nusprendė drakonų kiaušinius nugabenti ten, kur iš jų išsiritę drakonai būtų izoliuoti nuo likusio pasaulio. Jie nusprendė drakonų kiaušinius atgabenti į aukšto kalno viršūnę, kur išsiritę drakonai, per debesis nematydami juos supančių didžiulio pasaulio, manytų, kad šito kalno viršukalnė ir yra visas įmanomas pasaulis. O kodėl drakonai niekada nemėgina nusileisti žemiau debesų? Susidomėjusi paklausė Nira. Drakonai šilumą mėgstantis gyvūnai ir jie niekada be reikalo nenertų į šaltus debesis. Aišku, jei jie žinotų, kad po debesimis jų laukia visas pasaulis, tai jų nesulaikytų jokios kliūtis. Teisingųjų ordino nariai, kurie taip pat buvo galingi magai, magijos pagalba nutiesė šitą į kalno viršūnę vedantį kelią. Tuo metu akį praradęs medkirtys jau visai nebetoli savo kaimo, o kaime senoji žolininkė, užsikūrusi kieme laužą, pradeda virti vaistus. Tada prie jos skubiai pripuolusi nepatenkinta kaimynė pradeda ją plūsti. Ar tu, sena nublūdusi durnė, vėl susiruošei savo viralo garais mus visus tručinti? Apsiuosčiusios tavo garais vištos nustoja dėti kiaušinius, o išmelžtas karvių pienas smirda šūdu. Eik tu šikti ir myžti vienu metu. Aš negaliu troboje virti vaistų, nes aitrus garai gali mane pribaigti. Eik į mišką ir ten virk savo smirdantį marmalą. Man eiti į mišką, ane? Nes garai labai smirda, ane? O kai katras susirgat, tai tiesiu taikymu lekiat pas mane ir su ašaromis akyse maldaujate, kad pagydyčiau. Nukaršusi sena durnė, tavo vaistai daugiau kenkia nei padeda. Tik tais, kai tavo minkštapimpis vyrelis, niekaip negalėdamas užtaisyti tavo vaiką, pagalbos kreipėsi į mane ir tik mano pagalba gimė tavasis varliamušys. Taip, tavo vaistai iš pradžių padėjo, bet po to jis stipriai susirgo. Nuo tavo vaistų jis daug dienų triedė kraujais ir dėl to buvo tiek iškankintas, kad vos nenumirė. Tavo vyrelis susirgo ne nuo mano vaistų, o nuo tavo nuodingos pyzdos. Ką, galvoji, neatsimenu, kiek tu visokių bernų prieš tuoktuves turėjai? O tu tai dorybės įsikūnijimas. Jei tada, kada tu buvai jauna, aš dar nebuvau gimusi, tai nereiškia, kad nežinau tavo jaunystės nuotykių. Mano močiutė viską apie tave papasakojo. Tavo močiutė buvo apsileidusi, dvokiančia burna nevalyva merga. Ir dėl to ne vienas jaunikaitis nežiūrėjo jos pusėn. Ir dėl to ji iš pavydo skleidė bjaurius gandus. Tada jų audringą barnį nutraukė netikėtai į kaimą parbėgęs, krauju apsipylęs medkirtys. Dėl sužeidimo, vis dar blogai matydamas, jis bėgdamas užkliūna už vieno po kiemo purvynėje besimurkdančio paršelio ir dar sykį žioplai drimba. Besikeldamas iš purvynės ir garsiai keikdamasis, likusia akimi pastebi, kad į jį visi klausiamai spokso. Tada jis atsistoja ir jau ruošiasi papasakoti, kas jam atsitiko. Bet pastebėjęs, kad dar ne visi susirinko, pradeda rėkti. Klausykite, klausykite, prieikite arčiau ir paklausykite, ką noriu jums papasakoti. Ir žmonės susidomėję pradeda burtis aplinkui. Tada jis pastebėjęs, kad dar toli laukuose dirbantis kaimiečiai jo neišgirdo, pradeda žvalgytis,
su kuo čia būtų galima atkreipti jų dėmesį. Tada jis pastebi žolininkės skardinį dubenį ir pagriebęs prie malkų krūvos paliktą kirvį, nulėkė prie ant ugnies verdančios smardaus marmalo, manydamas, kad žinia, kurią jis nori pranešti, yra labai svarbi ir todėl jam galima, nesiceremonijant, daryti viską, ką nori, kad tik kuo greičiau visiems praneštų, kas jam nutiko, ir žioplų kojos spyrių nuspiria dubenį nuo ugnies. Taip išliedamas verdantį smardalą ir aptaškydamas nuplikina dėl jo susivaidijusias kaimynės. Bet juk visa tai nesvarbu, nes medkirčio manymu žinia tikrai labai svarbi. Tada kvailas medkirtys griebia už įkaitusio skardinio bliūdo, ketindamas jį panaudoti vietoj būgno. Bet nusideginęs delnus, riktelėdamas vėl jį išmeta ant žemės. Tada supratęs, kad dubenį reikia atvėsinti, nuspiria jį į šlapią kiemo purvynę. Pagaliau atvėsinęs dubenį, stveria jį ir stipriai daužydamas kirviu, pradeda garsiai rėkdamas visus kviesti. Jo sumanymas pasitvirtino. Skardus dubenio barškėjimas iš karto sukvietė visą kaimą. Pagaliau sulaukęs visų kaimiečių dėmesio, nusprendžia pasilypėti truputėlį aukštėliau, kad būtų geriau matomas. Ir aišku, jis nesugalvoja nieko geriau, kaip tik užsikarti ant kažkieno šventei paruošto šventinio stalo. Trypdamas ir spardydamas ant stalo sukrautą maistą, jis nervingai vaikščiodamas pradeda susirinkusiems pasakoti tai, kas jam atsitiko. Medkirtys savo skurdžia, kaimietiška kalba greitai visiems papasakoja viską, kas jam nutiko. Aišku, nemažai pagražindamas ir save pateikdamas kaip bebaimį didvyrį. Taip ir nesugebėjęs pasimokinti iš savo klaidos, jis pradeda agituoti visus kitus. Mums reikia kuo greičiau pulti jų ieškoti. Mes turime juos surasti, kol jie dar nenukeliavo per daug toli. Juk ne kiekvieną dieną pasitaiko šansas nudėti raganą, toliau kalbėjo ant stalo užsilipęs durnius. Jūs tik pagalvokite, mūsų mažas, niekom neypatingas kaimelis taptų visiems žinomų garsių kaimų. Kaimų, kuriame gyvena narsūs raganų nugalėtojai. Be to ir už mūsų kritusius kaimynus būtina atkeršyti. Ir kad ir kaip bebūtų keista, susirinkusi minia pasidavė jo įtikinėjimams.